Sveiki, esu Juris Belta, tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas vedantysis. Tinklalaidėje mes kalbamės apie tai, kaip gerinti sveikatos įstaigų vadybą, apie įvairios problemas, su kuriam susiduria sveikatos įstaigų vadovai, personalas. Ir šiandien aš pakviečiau pasikalbėti apie sveikatos priežiūros įstaigų vadybą. Gerbiam Andriui Rudanovui, jis yra kaip tik teisininkas, kuris specializuojasi sveikatos priežiūros sferą ir taip pat yra ir vadybininkas profesionalus, nes ir vadybą studijavęs. Tai sveiki, Andriui. Labą, malonu. Kuogi sveikatos priežiūros įstaigų vadyba yra unikali? Kuo jis skiriasi iš esmės nuo kitų sektorių vadybos? Čia klausimas yra apie visų sveikatos priežiūros įstaigų ar apie viešojo. Nes jeigu mes šiaip jau bandom palyginti, vadyba, kaip ten bebūtų, vadybos principai, pamatiniai dalykai, jie niekuo nesiskiria. Ar tai yra gydymo įstaiga, ar tai yra vaistinė, ar tai yra privati, ar tai yra viešoji, ar tai yra kažkokia kita įstaiga. Prisiminkim, kad visgi... Klausimas labai vietoj. Labiau orientuokimės į viešąjį sektorių, nes nepaslaptis, kad verslas kažkaip daugiau mažiau su vadyba nėra didelės problematikos, nors aišku irgi ne viskas labai gražu, bet kadangi ir man pačiam asmeniškai tenka vesti mokymus, tai kartais, taip švelniai pasakus, net esu pakraupęs nuo antivadybos. Prašom, Andrius. Tai aš gal pakomentuosiu taip, kad žiūrėkit, vadyba, jinai, kadangi vis tiek paslaugos teikėjas yra įstaiga, čia jau yra ta formalioji teisinė pusė, bet kiek be mes būtumėm sukūrę su jumis įstatymų, įsakymų, tvarkų, reglamentų ir viso kito, jeigu nėra stiprios vadybinės komandos ir nėra sustyguotų procesų, niekas tikrai neveiks. Ar viešojo, ar privačiojo įstaigų. Ir viskas prasideda nuo vadovo lyderystės savybių, nuo vadovo požiūrio, nuo to, kiek vadovas moka holistiškai žiūrėti į ne tik tai savo įstaigą, kurią jisai valdo, bet ir į savivaldybę, kurioje jisai veikia, regioną ir visus kitus dalykus. Kitaip tariant, jeigu mes su jumis netgi pasižiūrėsime įstaigas, tiek viešam, tiek privačiam sektoriui, mesgi labai akivaizdžiai galim pamatyti. Ten, kur yra stiprus vadovai ir įstaigos finansiniai rezultatai yra geresni ir jinai tikrai nesiskundžia, kad jinai ten turi nuostolio arba nuosmukio. Ir pacientai yra laimingesni, ir paslaugų prieinamumas yra geresnis, ir eilės yra gerai suvaldytos arba jų beveik nebūna. Ir tuo pat metu mes iš tikrųjų turime ir laimingą patenkintą darbuotoją. Nes yra įvairios sprendimai, sakykime, finansinės paskatos, ne tik finansinės paskatos ir panašiai. Tai mano nuomonė, kai mes kalbam apie vadybą kaip tokią, mes turim suprasti, kad vadybos principai galioja visur. Sveikatos priežiūroje mes turime galvoti šiek tiek apie kitus dalykus, nes pas mus labai dažnai prieš pastatoma yra efektyvi vadyba kokybiškom sveikatos priežiūros paslaugom. Tai reiškia, kad aš arba kokybiškai dirbu ir geras paslaugas pacientų užtikrinu, arba gerai vadybinu, nes kažkodėl visi vadybą prilygina finansiniam rezultatui. Kad gera vadyba lygų pelnui. Nieko panašaus. Viešajam sektoriui geroji vadyba reiškia rezultatų pasiekimą, nes viešasis sektorius pagal pat save, kaip a priori, jisai nesiekia pelnų, skirtingai nuo privataus. Bet jo tikslas yra patenkinti viešą interesą ir užtikrinti, kad žmonės, kurie kreipiasi į viešasias gydymo įstaigas, paslaugas gautų taip pat maloniai, taip pat mandagiai, per trumpiausią terminą, gautų ją aukščiausio kokybės lygmens. Tai reiškia, kad kokybiniai parametrai, ar aš ateinu į privačią gydymo įstaigą didmiestyje, ar į privačią gydymo įstaigą regione, ar aš ateinu į viešą įstaigą mažam miestelį ir kažkokią ambulatoriją, ar aš atvažiuoju į didžiasias klinikas, skirtumo tai jokio nėra. Man kaip pacientui kokybės lygmuo tas pats yra. Ir vadybinis dalykas, jisai pirmiausia turi duoti supratimą apie tą visą kokybės mechanizmą per kiekvieną grandį ir mokėjimą labai aiškiai ir sąžiningai savo atsakyti į klausimą, ką aš kaip vadovas savo organizacijų turiu sukurti, pakeisti, ko atsisakyti ir vardan ko kovoti, kad mano įstaiga iš tikrųjų būtų efektyviai valdoma.
Vien tik tai susikurti aibę taisyklių, tvarkų ir dokumentų ir nuleisti iš viršaus apačią, tas neveiks. Mes matome labai akivaizdžius pavyzdžius, kai, sakykime, yra priimami įsakymai arba įstatymai, kurių po to teismų yra pažinaikinami. Nes jie buvo netvarūs ir netinkamai padaryti. Čia tas pats yra. Visuomet sprendimas organizacijos ir vadybos rezultatai bus užtikrinti tuomet, kai pirma, tu įsitrauki darbuotojus į procesą, įsitrauki, kas yra labai svarbu, nešališkus išorinius konsultantus, nes, iš vidaus tam tikrų dalykų tu gali nepamatyti arba net nenorėt pamatyti. Yra labai stipru, kai įstaigos vadovas moka pasakyti suklydau, tai yra mano asmeninė atsakomybė kaip vadovo ir dabar tikrai reikės pataisyti šią problemą. Čia yra dar vienas svarbus epizodas, kad sveikatos priežiūroje mes dar nemažai vietų, ypatingai viešajam sektoriui, turime vadovus, kurie yra profesionalūs, nuostabus, fantastiški gydytojai, bet tikrai ne vadovai. Mano ilgametė patirtis dirbant su gydytojais ir su slaugos profesionalais visgi ką sako. Labai dažnai pas mus dar nuo to tokio posovietinio, kaip aš sakau, homo sovietikos palikimo, ateidavo supratimas, kad jeigu jis yra geras gydytojas, geras chirurgas, arba labai gera slaugytoja, arba provhabdr, ir dar yra labai daug akademinių antpečių, tai tikrai bus geras skyriaus vedėjas, arba bus geras centro vadovas, arba netgi bus geras ligoninės vadovas. Be abejo, kuo daugiau žmogus yra edukuotas, tuo jisai turi platesnę pasaulėžiūrą. Šito mes nepaneigsime. Bet mes turim suprasti, kad įstaigos valdymas arba skyriaus valdymas arba centro valdymas tai yra administracinė funkcija. Tai reiškia, jeigu, tarkim, aš įsivaizduočiau, jeigu aš esu gydytojas, kuris turi 20 metų patirties ir staiga man reikėtų nuo puikios klinikinės praktikos, diagnostikos, operacijų, gydymų ir panašiai pereidinėti prie administracinio darbo, o valdymas yra administracinis darbas, aš mažąją dalim pasilieku klinicistų ir didžiąją dalim patampu, pavadinkime taip, tokių paturbintų ūkvedžių. Aš turiu sudėlioti grafikus, suprasti, kas su ko komandai gerai sueina, kas nesueina, kaip ten, sakoma, emocinis tas vaibas veikia, neveikia. Aš turiu suprasti žmonių būdus, charakterius, aibę kitų dalykų, užtikrinti efektyvų veikimą, savalaikius pranešimus viešųjų pirkimų tarnybai, jeigu aš tokią turiu, kad reikia kažką nusipirkti, susikalibruoti tada įrangą, techniką ir jeigu pas mane kažkokių yra problemų, tiekimo, nežinau, tarkime, ten tvarsliavos dar kažko, aš į tai reaguoju ir operatyviai apie tai pranešu. Ir pirmoji vietoj, būdamas vedėjų arba centro vadovu, aš tampu administratoriumi. O tik tai po to likusioje dalyje aš pasilieku klinicistų, diagnostų, gydytojų ir panašiai. Ir kiek man tenka susidurti, labai dažnai, žinoma, dabar jau ateina jaunesnioji karta, šiek tiek keičiasi situacija, bet prieš dar 7 metus, 6 metus buvo dažnas atvejis, kada gydytojas, labai geras gydytojas tapęs skyriaus vedėjų, sako, tai nejaugi aš dabar turiu grafikus sudarinėti. Būtent, kolega, jūs ir turite dabar sudarinėti grafikus arba užtikrinti tų grafikų parengimą ir jų sutvarkymą tinkamai darbo vietoje, nes jūsų funkcija dabar pasikeitė. Ir man atrodo, kad šitoj vietoj sveikatos priežiūros įstaigų vadybos universitetuose tokiam pragmatiniam, giluminiam, pamatiniam lygmenyje mes neturim. Kaip ir tokios teisės nelabai, sakykime, bet šnekame bendrai apie pareigas, gydytojų teises, apie tą, ką jie turi daryti, bet giluminiai paaiškinti, o tai kaip visą tai funkcionuoja, mes tik tai dabar pradedam formuoti tas kompetencijos, tas minkštosios kompetencijos. Ir ką mes tada turim, jeigu jų neužtenka, gali būti puikus vadovas, nuostabus vadybininkas, jisai ateina, jis atsiveda savo komandą, bet jisai gauna rezistenciją centrų arba skyrių lygyje. Nes jie nesupranta, ko jis iš jų nori. Ir kol visa šita piramidė
per visus skyrius ir centriukus nesupras vardan ko tas vyksta. Ir pasakymas vardan paciento mes geras paslaugas teikiam. O vat gera vadyba, jinai yra vardan organizacijos ilgaamžiškumo, vardan geros reputacijos, vardan tvarios darbo vietos, vardan perspektyvos ir galimybės iš tikrųjų tapti išskirtinės kompetencijos centru. Ir kaip išdava viso to yra laimingas ir patenkintas pacientas. Viskas. Ir čia yra klasikinis dalykas. Tu ne dėl paciento stengiasi, kad pas tave būtų procesai sutvarkyti. Tu dėl savęs tą darai, nes kai tu pats tapsi laimingas, efektyvus, našus, rezultatyvus ir tavo komanda tokia pat, jūs tada savo va šitą teigiamą emociją įdėsite savo kasdienį darbą. O per tą kasdienį darbą su aukštų rezultatų jūs sukursit puikias paslaugas pacientui. Taškas. Viskas labai paprasta. Bet tą padaryti labai sudėtinga. Andrei, kaip žiūrite į Klaipėdos universiteto ligoninės patirtį? Maždaug prieš nepilnus 2 metus jie tiesiog klinikoms įdėgė vadybininko etatą. Tai reiškia, nuo klinikų vadovų nuimdavo visos administracinės funkcijos. Ir kaip tik vakar kalbėjausi su kai kurioms vadybininkėms, sako, veikia, mes čia sudarnėjam ir grafikus, ir pirkimais rūpinėmės, tokį naujovę Lietuvą. Žinot, aš manau, kad pirmas dalykas, jeigu mechanizmas veikia ir jisai veikia konkrečioje gydymo įstaigoje, vadinasi, mes turim pasakyti, kad jisai yra efektyvus. Jeigu jisai veikia. Nei jūs, nei aš, mes dabar, kaip ten sako, gilaus audito veiklos efektyvumą nedarėm, tik tai galim žiūrėti, ką žmonės pasakoja. Jeigu šita komanda yra tiesiogiai pavaldi generaliniam direktoriui, tai reiškia, vadinasi, vadybinės užduotis nustato jisai ir kontroliuoja jisai. Mano nuomonė, žinant šiaip pat mūsų medikų tam tikrą mentalinį prisirišimą prie savo funkcijų, klinikinio aš turiu omeny. Gal tai ir yra vienas iš geresnių sprendimų vien tik tai per tai, kad sudėtinga kolegą išmokinti kitko, tikrai nesinorėtų laužyti kolegos, nes tu gali palaužyti asmenybę ir gauti visiškai kitą efektą, bet jeigu tu šalia sukuri tam tikrą poziciją, kuri suefektyvina procesą, duotuoji padėti, aš manyčiau, kad tai yra labai gerai. Žinoma, mes su jumis dabar, kaip ten sakoma, tai va taip spėjam iš to, ką aš iš jūsų išgirdau, bet pats faktas, kad jeigu tu įvedi naują pareigybę, kuri suefektyvina procesus arba išsprendžia spragų klausimą, tai yra gerai. Tai yra gerai, nes galbūt kažkur reikėtų, kad būtų medikas brūkšnelis vadybininkas, o kažkur užtektų tiesiogiai vadybininkas, kuris yra po vadovo tiesioginio pavaldumo. Taip, tai yra ir dalinė kontrolė tada pas tave centre arba skyriuje ir tu tada greičiau gali veikti tam tikrus procesus ir tuo pat metu tu gali tiesiogiai kaskaduoti vadybinės naujoves ir naujienas iki paties smulkiausio struktūrinio vieneto, kuris pas tave gydymo įstaigoje yra. Aš sakyčiau, kad tai yra gerai. Buvo toks modelis, aš taip pamoduliuoju, aš esu kokios ligoninės vadovas, suvokiu vis tiek tas minimalus supratimas apie vadybą turi būti, bet aš suprantu, kad nelabai aš gaudžiuosi. Tiesiog aš priimu profesionalų vadybininką ir dirbam. Va čia galima labai daug diskutuoti, nes šiaip vieno kažkokio universalaus ir paties geriausio modelio, puikiai žinom, nei vadyboje, nei, sakykime, sveikatos įstaigų vadybai tikrai nėra. Mes pritaikom įvairias modelius, modelių kombinacijas, sakykime, ir panašiai. Tai jeigu mes kalbam apie sveikatos priežiūros įstaigų vadybą, aš tai manau, kad pirmiausia, mes turime atsakyti savo klausimą, tam tikras vadybinis sprendimas, kokį rezultatą jisai turi pasiekti. Vardan ko mes jį darom. Nes daryti procesą, daryti dėl darimo, prasmės tai tikrai jokios nėra. Visa vadyba nukreipta yra į efektyvumą, rezultatus arba kaštų mažinimą, proceso pagerinimą, sakykime, našumo padidinimą. Tas yra labai daug tikslų, kuriuos tu gali pasiekti su efektyvia vadyba.
Tai va čia pagrindinis klausimas, kas tai buvo. Jeigu, tarkim, pavyzdžiui, yra tikslas per trumpiausią laiką ir mažiausią vidinį pasipriešinimą, užtikrinti, kad procesai taptų maksimaliai suvadybinti ir maksimaliai suvienodinti tarp visų skyrių ir padalinių, vadybininko etato įvedimas ir struktūrinius padalinius, kurie visi pavaldus arba generaliniam direktoriui, arba tiesiogiai administracijai, yra racionalu. Nes tu per tokius žmonės pradedi kiekviename padalinyje formuoti vienodą vadybinę kultūrą ir vienodinti procesus. Labai teisingas sprendimas. Sakykim, jeigu, tarkim, tu tam turi finansinių resursų, galimybių ir taip toliau, šiaip viskas yra tvarkoje. Jeigu tu turi daugiau prabangos laike, tu gali tada vertinti konkrečius specialistus, kurie šiuo metu yra centrų vadovai, skyriaus vedėjai, vertinti jų vadybinės kompetencijas ir tada sakyti, kad, žiūrėkit, kolega, su jumis darbą tęsti nebegalima ir jų vietą ieškai kito žmogaus. Kažkam siūlai studijas, mokymus, kvalifikacijos tobulimą, kad stiprinti jo gebėjimus. Bet šitas procesas, jis yra imlus laikui, rezultatai ne visuomet yra prognozuojami ir plus vis tiek vienaip arba kitaip tu neįtakoji techninių procesų viduje. O va tą, ką mes prieš tai palėtėm su jumis Klaipėdos pavyzdžiu, čia yra tiesioginė ranka per įvairius sluoksnius. Čia toksai, aš sakyčiau, pusiau paslėptas mikromanagementas, bet tam tikrais atvejais jis yra labai, labai reikalingas. Gal pasiekus reikiamą lygį po metų, 2, 3, jau nebereikės ir struktūra pasikeis. Taip irgi gali. Gerai, pakalbėkim apie kitus vadybinius aspektus, labiau apie tos minkštuosius faktorius. Ir klausimas labai paprastas, kodėl vis dar yra tiek daug psichologinio smurto, mobbingo viešojo sektoriaus medicinos įstaigos? Aš sakyčiau, kad šita problema jinai turi labai daug sluoksnių ir jeigu mes pradedame nuo pačių pradžių, kiek tenka bendrauti su gydytojais ir daryti tyrimus ir analizuoti, mes pirmiausia turim su jumis pasigrįžti į studijų aplinką. Tai yra universitetai ir ką mes tikrai girdim iš jaunų specialistų, kurie pabaigė, tarkim, studijas, kad iš tiesų ne visais atvejais tas bendravimas, nesakau, kad jisai absoliučiai toks, bet ne visais atvejais tas bendravimas buvo pakankamai mandagus, dalykiškas ir panašiai. Ir labai dažnai mes išgirstam, bent jau man teko bendrauti su vienais specialistais, išgirsti frazę, kad kai tu padirbėsi tiek, kiek aš, tada galėsi reikšti savo nuomonę. Čia yra pirmas dalykas – galios pozicijos parodymas. Tai yra pirmas momentas. Antras momentas – mes mūsų sveikatos sistemoje labai daug metų buvome pripratę, kad gydytojas arba slaugytojas a priori privalo aukotis. Tai reiškia, kad jeigu mes, sakykime, turim su jumis pozicijas tam tikras, tai reiškia, gydytojas ir slaugytojas privalo būti aukos rolėje. Visuomet paklūsti, visuomet vykdyti tai, kas jam pasakyta ir niekam neįdomu, koks tavo yra asmeninis gyvenimas, darbo grafikas, krūvis, aplinka ir taip toliau ir panašiai. Čia yra tie momentai, apie kuriuos mes kalbam. Trečias dalykas, mes turime prisiminti, kad netvarioje darbo aplinkoje neįmanoma tikėtis gerų darbo rezultatų. Netvari darbo aplinka gali susiformuoti dėl santykių kolektyve, dėl finansinių tam tikrų dalykų, dėl to, kad myliu, nemyliu. Grafiką vieniem nustatau vienaip, kitiem nustatau kitaip, čia irgi yra galios pozicija. Dar yra vienas momentas, yra santykis su pacientais ir jų artimaisiais. Tai reiškia, kad yra žmonių tikrai pagarbių, mandagių ir panašiai, bet yra tų, kurie tik iš tiesų įsivaizduoja, kad frazė pacientas yra visuomet teisus, reiškia, kad aš su koja galiu atidaryti bet kokio kabineto durys. Ir mes praktikoje tikrai matom, kad būna ir panaudojama prievarta, ir smurtas, ir fizinis smurtas, ir prieš gydytojus, ir prieš slaugytojus, ir, pavyzdžiui, GMP, tarkime, komandos tą patiria, periodiškai ir taip toliau. Ir visa šita aplinka daveda dar iki vieno momento. Mūsų gydytojai paskutinius, gal sakyčiau, 5-6 metus jau tikrai labai neprastai yra išedukuoti, kaip elgtis su pacientais. Ir kai jie, norėdami apibrėžti savo asmeninės ribas, įstaigos ribas,
ir sako pacientui, ne, mes nedarysime šitos paslaugos, arba jūs dabar elgiatės agresyviai, įžūliai, smurtaujat, mes dabar jums sustabdom paslaugų teikimą, kas finaliai išeina. Finale, kai toks pacientas pasiskundžia kontrolės institucijom, vietoj to, kad vadovas, ar tiesioginis vadovas, ar skyriaus vedėjas, ar įstaigos vadovas palaikytų savo darbuotoją ir sakytų, žiūrėkit, mes išanalizavom visą situaciją, taip, pacientas buvo neteisus. Priimamas ar spėjim, kad gal geriau nekonfliktuot ir pasakyti, klausyk, tu patylėk geriau. Nenorim pyktis mes nei su kontrolės institucija kaip akreditavimo tarnyba, mums nereikia papildomų lišnų patikrinimų, mums nereikia konfliktų su ligonių kasa, mums nereikia, jeigu tai yra pavaldi ministerija įstaiga, konfliktų su ministerija kaip su steigėju. Tu geriau patylėk ir va tau atėjo, tu apiformink taip, kaip reikia ir teik paslaugą. Ne taip turėtų būti. Ir specialistas kaip darbuotojas turi jausti, kad jeigu jisai žino, jeigu jis yra išedukuotas ir jeigu jisai supranta, kad iš tikrųjų buvo pažeidžiamus jo teisės kaip darbuotojo, kaip žmogaus orumas buvo žeistas, keliama grėsmė jam arba kitiem pacientam arba kitiem specialistam ir jisai sako, stop, tu negali smurtauti. Kalbu dabar apie pacientą ar jo artimai, tai tokia atveju jisai turėtų tikrai žinoti ir jausti, kad po to viduje jo nenulinčiuos. O kai taip neįvyksta, tada koks yra požiūris? Ai, nesvarbu, kas čia bus, mano nuomonė yra nereikšminga. Ir iš to tada vėlgi specialistas grįžta į aukos poziciją ir mes turim tą patį ratą. Dar vienas dalykas, prisiminkime, kad aktyviai kova su psichologiniu smurtu ir mobbingu Lietuvos sveikatos sistemoje kada prasidėjo? Kai pasitraukė iš gyvenimo, tai yra nusižudė gydytoja Laura Šilinskytė. Aš sakyčiau, kad jeigu mes paimsim nuo nepriklausomybės pradžios visą šitą atkarpą, šitas įvykis, šita mirtis buvo lūžio taškas. Lūžio taškas, kuris supurtė visą sistemą, kuris labai jautriai iškėlė tą skaudulį ir nuo to momento ir medikai, tai yra gydytojai, slaugytojai, visi dabar gana aktyviai apie tai kalba. Kad reikia su to kovoti. Yra labai nemažai gydymo įstaigų ir va čia ne mūsų paminėtos su jumis santaros klinikos, kurios kaip tik irgi jau skamba paskutiniu laikotarpiu įvairiais kampais, bet jiegi turi pas save ir etikos komisiją, ir reagavimo komandą ir labai efektyviai veikia ir tikrai nustato įvairiausios smurto atvejus, ta prasme, ir juos suvaldo. Tas vyksta ir kitos įstaigose, bet mes žinome, norėtumėme žymiai galbūt spartesnio rezultato, o jo nėra. Dar vienas dalykas, reikia pasakyti, kad tas psichologinis smurtas, kuris įvyksta, jis tiesiogiai dar susijęs su baudimo arba klaidos kultūra. Kai niekas nebando žiūrėti į tai, kas įvyko, o bando ieškoti kalto. Nes žiūrėkit, sveikatos priežiūroje mes visuomet ką kalbam. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Bet kokybė yra dinaminė sąvoka. Jinai nėra statinė, čia nėra rinkinys kažkokio įstatymo punktelių, kur sužymėjai varneliam ir sakai, va, viskas, plojam rankom, kokybė įvyko. Kokybė, kuri buvo vakar, kuri buvo pernai metų gruodį, kuri yra šiandien ir kuri bus šių metų kovo 1, bus skirtingos kokybės. Sąvoka bus ta pati, bet technologiniai pasiekimai, specialistų kompetencijos, ugdymas ir taip toliau bus jau skirtingas. Ir kuo daugiau vystosi pasaulis technologinė prasme, kuo labiau žmonės turi poreikio tokiam jau labiau minkštom kompetencijom, kad mane ne tik tai pagydytų, dabar pagydyti tapo a priori, bet aš noriu, kad man šypsotųsi. Ir kad kol aš laukiu eilėje, jeigu aš nesėdžiu, man tai kavos arbatos pasiūlytų. Arba jeigu, sakykime, aš laukiu, tai kad susirinktų mano duomenys anksčiau ir aš jau nebepildau ten anketos pas gydytoją, o jis su manim bendrauja. Nes atsiranda didesnis poreikis individualumui. Ir tai reiškia, kad ta kokybė jinai tampa dinaminė. Jinai pastoviai kinta. Bet kaip tu gali bausti už dinaminį dalyką? Vakarais buvo vienas, šiandien yra kitas, rytoj bus trečias. Tai reiškia, kad mes turime nustatyti kriterijus, kad gali būti netitikimai veiklos, kaip yra ISO, sakykime, kokybės standartas. Yra netitikimai, kurie nesukėlė pasiekmių gyvybės sveikatai ir visa tai yra pataisoma. Dokumentai, procesai, popieriai ir taip toliau.
jeigu jau įvyko mirtis, jeigu iš tikrųjų yra sakykim, sukelta žala sveikatai, tada mes jau aiškinamės, nes čia jau tikrai yra kažkokie jau rimtesni veiksmai ir rimtesnės priežastys, dėl ko tas įvyko. Ir visuomet, kai mes kalbame sveikatos priežiūrą apie įvairiausius skundus, pažeidimus, pirmas klausimas, kurį mes turime kelti, kodėl taip įvyko, tai yra ieškoti priežasčių ir žiūrėti algoritmų, ir tada, po to, kai mes tą nustatom, aiškintis, ar tie žmonės, kurie tame dalyvavo, tai padarė dėl savo kaltės, ar, sakykime, tai yra neatsargumas, ar tai dar kažkas. Pas musgi visuomet pirmas, kuriam čia dabar galvą nukapoti, rankas nupjauti ir kurį čia dabar padaryti atpirkimo ožiuką. Kol šita filosofija dominuos, mes neišgūsim iš gydymo įstaigų nei psichologinio smurto, nei kitokio smurto, mes nesumažinsim šitos įtakos lygio. Čia yra klausimas keisti iš principo požiūrį į pačią paslaugą, į jos teikimą ir į tuos, kurie ten dalyvauja. Čia, mano nuomonė, yra esminis atspirties taškas, apie kurį mes turim kalbėti. Čia, Andrejau, turbūt toks esminis klausimas, kaip tą požiūrį keisti. Būna, kad teisės aktą įpareigoja, keičia ir taip, bet kad savaime požiūris pradėtų keistis. Žiūrėk, paimsim konkretų pavyzdį. Visi puikiai žinom kelių eismo taisyklės, ne? Ir žinom, kad viršyti greitį yra nevalia. Bet aš ko gero nerašiau nei vieno žmogaus mūsų šalyje, vairuojančių automobilį, ir aš pats nesu, sakykime, tas idealusis pavyzdys, kuris tam tikrom aplinkybėm to greičio neviršė. Tikrai tai būna. Bet tu visuomet žiūri į tai, kad o kaip tu iš tiesų reaguoji, ar tu valdai tą situaciją ar nevaldai. Savaime suprantama, mes galim priimti su jumis 100 teisės aktų, 1000 teisės aktų, milijoną teisės aktų. Jeigu mes neformuosime įgūdžių, mes neformuosime supratimo, tai reiškia, tai yra vėlgi žiniasklaida, mokymai, įtraukimas tam tikrų disciplinų ir principų į studijų procesą. Mūsų gydytojai ir slaugytojai turi kvalifikacijos tobulinimo valandą. Atitinkamai tai yra tam tikri galbūt pratimai ir užsiėmimai darbe. Atitinkamų tarnybų turėjimas, apklausos, situacijų case reportų analizės. Jeigu nebus dirbama su minkštosiom kompetencijom, mes galim su jumis turėti aibę teisės aktų, bet jie neveiks. Turi būti pirmiausia žmonių noras daryti pokytį, motyvacija ir labai aiškus gilus supratimas, o kas bus kitaip, jeigu aš to nedarysiu. Vieniems žmonėms užtenka vidinės motyvacijos ir jie tada tikrai žengia į priekį ir pradeda keistis dėl to, kad jie motyvą jaučia. Kitiems žmonėms iš tikrųjų visgi reikia lazdos. Kad jis suprastų, kad jeigu aš pažeidinėsiu, tai tada ateis sankcijos. Ir su sankcijom irgi yra labai svarbus momentas, kas yra be galo reikšminga, kad jeigu tu pasakai, kad darysi blogai, pareis sankcijos. Jeigu tu pasakai, darysi blogai, pareis sankcijos ir jos neparėjo, tas pažeidėjas sako, šiaip neparėjo sankcijos, tai galima ir antrą kartą pažeisti. Ir trečią kartą pažeisti. O po to jam tampa tas pažeidėjo elgesys natūralus. Taigi manęs nebaučia. Tai aš manau, kad skirtingiam žmonėm reikia skirtingų motyvacinių momentų, bet tai yra darbas su pačiais specialistais, su žmonėmis, su asmenybėm ir panašiai. Žiūrėkit, konkretus yra pavyzdys. Prieš porą metų pasikeitė įstatymas, kur buvo nustatyta tvarka, kad jeigu pacientas agresyviai elgesi, gydymo įstaiga gali jam sustabdyti arba nutraukti planinių paslaugų teikimą. Įstatymė netgi atsirado visos sąlygos ir taip toliau ir panašiai. Bet ir tada jau įstaigos pradėjo ruošti taisyklės, tvarkas, kaip tam pasiruošti. Bet šita taisyklė galiojo Lietuvoje šiek tiek kitokios redakcijos, gerą 10-metį iki tol. Tačiau visos įstaigos galvodavo, kaip čia mes dabar nutraukinėsim, kažką darysim, nes anksčiau buvo pasakyta, kad viskas yra paliekama įstaigos vadovo kompetencijai. Ir jeigu vadovas bijodavo tą padaryti,
Nu, tai nieko čia ir nebūdavo. Kas kentėdavo? Specialistai. O dabar tie patys specialistai, profesinės sąjungos kreipiasi į Seimo narius ir tada jau įstatymė atsirado labai daug kriterijų ir sąlygų, kurios kaip ir įstaigos vadovą apsaugo labiau, kad čia ne jis sugalvojo, o čia priėmė sprendimą Seimas. Ir kai dabar tada jau sustabdo tam tikros paslaugų teikimo, pacientai arba jų artimieji sako, pala, apsiraminam, nes suprantam, kad, iš to konflikto man pačiam bus blogiau. Bet tokią galimybę įstaigos turėjo ir prieš 10 metų, bet nesinaudojo. Kodėl? Nes nesijuto pakankamai tokie apsaugoti, kad o jeigu aš tą padarysiu. Tai čia yra tas pats dalykas. Teisės aktas buvo, veikimo nebuvo, bet šitą priėmė, profsąjungos pakėlė klausimą darbdaviam, kur yra vidinės taisyklės, kada mes kažką keisim, vėlgi bendruomenė pradėjo kelti tą klausimą. Ir tada prasidėjo postūmiai. Tai jeigu mes nedirbsime su žmonių sąmonė, su jų atsakingumu ir su jų sąmoningumu, nei vienas teisės aktas nepadės. Man dabar taip kalbant kilo mintis, kad vadovai yra kokie yra, dažnai jie vadybos neišmano arba išmano prastai, bet jeigu kolektyvas, ta ligoninės bendruomenė kartu, jie pradeda įtakot, keist vadovo požiūrį net iš apačios. Ar tai įmanoma? Vadybos praktikoje yra tas žydiškas terminas šucpa, toks įžūlumas, bet pozityvia prasme, kad keist vadovus, keist jų elgesį, kad jie pradėtų elgtis tinkami. Žiūrėkit, pradėkim labai paprastai. Jeigu mes paimsim mūsų Lietuvos sveikatos sistemą, kaip jinai sureguliuota ir šiaip paimsim ir darbo santykių šitą sistemą, iš tikrųjų Lietuvoje yra be galo daug instrumentų užtikrinti gerus vadybinius sprendimus ir rezultatus. Teisingai? Teisingai. Čia jau teisėkūros prasme esam prisirašę tiek, kad duoktų dievulio viską įgyvendinti, kiek prisirašėm. Per paskutinį, aš sakyčiau, 5-6 metus labai nemažai sustiprėjo mūsų įvairių profesinių sąjungų, tai yra tos pačios bendruomenės, specialistų darbuotojų, kurie iš apačios eina pas vadovą ir sako, gerbiamas direktoriau ar gerbiama direktorė, žiūrėk, yra tokia teisė pas mus kaip darbuotojų. Pasižiūrėjom, o tvarkų nėra. O kur tos tvarkos? Ne tai, kad tu tvarkos nepadarai. Gal mes blogai ieškojom. Kur ta tvarka? Nėra tos tvarkos. O tai jeigu jos nėra, tai kaip mes dabar tada užtikrinam šitą ir šitą? Mes taigi be šito negalim pacientui kokybiškos paslaugos suteikti. Tada vadovas sėdi krapšto galvą ir sako, gerai, reikia kurti šitą tvarką. Atsiranda tvarka. Tada apeina tą patį bendruomenę ir sako, o kaip ta tvarka veikia? Ir sekantis dalykas susijęs su to pačiu ir apie tą patį ir panašiai. Tai mano nuomonė, ką aš matau dabar, mūsų bendruomenės iš apačios, ne visos žinoma, bet tikrai jau tokių yra ir labai stiprių yra, jos labai aktyviai eina į priekį ir jos ne tai, kad keičia tuos vadovus, bet jie tiem vadovom padeda efektyviau keisti įstaigos vadybinius procesus. Tam tikrų procesų yra atsisakoma, pavyzdžiui, kaip yra lean technologija, tarkim, bet principai leano, tam tikrų procesų bereikalingų tu atsisakai, kai kurios procesus tu išryškini ir panašiai. Šiandien dieną darbuotojai tikrai prie to prisideda. Ne visur, ne visais atvejais, čia irgi tai reikia pripažinti, nes kai kur, tarkim, vadovas žiūri ir sako, aš nieko nedarysiu, bet gerų teigiamų pavyzdžių mes vienareikšmiškai turim. Tai čia tiesiog reikėtų išnaudoti. Ir ten, kur vadovas tą supranta, adekvačiai priima ir efektyviai įgyvendina, jisai turi greičiau besikeičiančią gydymo įstaigą kolektyvo prasme, kokybės prasme ir rezultatų. Klausimas, kas yra geras pavaldinys? Atsakymas tas, kuris vadovui padeda būti geru vadovu. Čia mes galim labai daug diskutuoti. Aš sakyčiau, geras pavaldinys kaip ir geras vadovas, tai yra tie žmonės, kurie kaip santuokoje sugeba žiūrėti viena kryptim. Ne viens į kitą, o viena kryptim. Nes geras pavaldinys ne visuomet yra patogus. Tai yra tas žmogus, kuris turėtų nebijoti atvirai pasakyti, be grubumo, be įžumo, bet atvirai pasakyti, kas blogai veikia.
ir kaip jo nuomonė reikėtų kažką gerinti. Tai yra žmogus, kuris turėtų nebijoti iniciatyvos ir tai yra žmogus, kuris turėtų nebijoti atsakomybės, nes laisvė priimti sprendimą arba kažką pasiūlyti yra lygų atsakomybei. Tai va šitoj vietoj mano nuomonė, va tai yra svarbus momentas, kad toksai pavaldinys geras. Tai yra pirmiausia tas, kuris va visos šitos požymius atitinka. Nes patogus nereiškia geras. Tai Jo, reiškia, nes kad išsakom ir kritiką vadovui. O kritika ne visada yra maloniai išgirsti, net pagrįsta, net tinkamai išsakyti. bet žiūrėkit, galima kritiką išsakinėti skirtingai. Galima žmogui pasakyti, tu durnas, o galima pasakyti, žinokit, man atrodo, kad šioje situacijoje jūs iš esmės suklydot. Forma yra kitokia, turinys yra identiškas. Ir į pirmą formą tai tu tikrai gali sureaguoti ir ten labai įsižeisti. Antru atveju tu sakysi, girdžiu, o kodėl jūs manot, kad aš suklydau? O kurioje vietoje? O kuo jūs tai teigia? Ir tada tu iš vietoj konflikto turi nei konstruktyvų dialogą. Tai čia yra kiti dalykai. Irgi šitoje vietoje reikia mokėti tam tikrus dalykus pasakyti ir pasakyti taip, kad pereiti į kitą, antrą, naują diskusijų lygį, pokalbių lygį, o ne į konfliktą. O šito irgi kai kuriais atvejais medikam tenka tikrai mokintis. Ir turėti tam tikras vidinės lyderystės. Bet žinot, vidinis lyderis visi nebus. Tavsme, galbūt irgi mes vis tiek vidinė lyderystė, jinai priklauso nuo žmogaus būdo, savybių, auklėjimo, daug kitų momentų. Kažką auklėjo taip, kad žinok, tu gerai kažką daryk, bet tu niekur nesikišk ypatingai. Ir jisai ir daro savo dalyką. Aš manau, kad vis tiek irgi auklėjimas čia daug ko prisideda ir, tarkime, dirbant kolektyve, jeigu tu sakai žmogui, kad tu galėtai su pasiūlymais. Ir tikrai, jeigu tau patogu, atsiųsk raštų arba ateik, sakyk, pasidalink savo mintim, tiesiog prie arbatos, prie kavos, viskas trūkai. Tai irgi yra savotiška lyderystė, jeigu jisai nėra pratęs tam tikrų dalykų sakyti ir jį visą gyvenimo auklėjo taip, kad tu labai gerai išmanai tą, ką tu darai, tu sėdėk ir gerai, ramiai, tyliai viską daryk. Čia labai daug kas sueina į tą būtent edukaciją, auklėjimą ir visą kitą. Be galo daug. Pokalbio pradžioje minėjai, kad gera vadyba viešajam sveikatos priežiūros sektoriui prasideda visų pirma nuo vadovo. Koks yra vadovas, taip ir veikia įstaigą. Paminėjai žodį lyderystė, kad yra svarbu, kad vadovas būtų lyderis. Turbūt jis tada nebijo dalintis tą lyderystę, bet gal pabandykim nupiešti gero vadovo, gero ligoninės arba poliklinikos vadovo portretą. Kokioms savybėms, kompetencijams, kokiams vadybinėms kompetencijams jis turi pasižymėti. Be lyderystės, kas yra savaime aišku. Aš manau, kad pirmiausia, galbūt mes turim šiek tiek iš šono padėti tą terminą vadybiniam kompetencijom, nes jisai turėtų ir asmeninėm kompetencijom tam tikrom pasižymėti. Pirmas dalykas, toks vadovas, kuris yra geras lyderis, tai yra, sakykime, kuris yra geras vadybininkas, tai yra tas, kuris yra objektyvus. Čia nėra vadybinė kompetencija, bet tai yra labai svarbi kompetencija - objektyvumas. Jisai turi objektyviai vertinti save, aplinką, įstaigą ir viską, kas joje vyksta. Ir, tarkime, jeigu jisai mato, kad jo kolektyvas kažkur tikrai feilina, tai jisai turi taikyti tam tikras sankcijas ir nebijoti imtis atsakingų veiksmų. Nes, kaip ten sako, jeigu šiandien yra žaizda, po 3 savaičių gali būti pūlinys. Tai mums reikėtų visgi tam tikrus dalykus irgi mokėti laiku priminti. Tai yra pirma. Antras dalykas, tai yra turėtų būti žmogus, kuris visuomet ieško sprendimų. Ir sprendimas tai reiškia, kaip išspręsti vieną ar kitą situaciją, šiandien nuo susiklošiusią, bet neieškoti kaltų. Tai reiškia, pavyzdžiui, sumažėjo finansavimas ligonių kasos tam tikrai paslaugai. Ką aš galiu padaryti, kad situacija būtų stabili? Sumažinti paslaugos apimtį? Ar įsivesti mokamą paslaugą? Ar, sakykime, suefektyvinti procesus? Čia jau yra kiti dalykai. Kas dar labai svarbu, kas man atrodo, kad tai turi būti žmogus,
ir iš vadybinės pusės, kuris labai gerai suvokia visos savo įstaigos procesus. Ne mikromanagementą, bet jisai puikiai labai gerai žino, kaip pas jį visas medis sukonstruotas, kur yra jisai, kur yra kiti atsakingi asmenys ir kaip atrodo, kad jeigu aš šiandien traukiu siūlą iš vieno kilimo pusės, kaip tas siūlas atrodo kitame gale. Tai aš sakyčiau objektyvus, nuoseklus, ieškantis sprendimų, nebijantis priimti drąsių sprendimų ir kas dar labai svarbu, kuris už savo įstaigą stovi kaip už savo šeimą. Ir tai yra tiek prieš pacientą, tiek prieš, sakykime, kontrolės instituciją, netgi kaip prieš steigėją. Nes kai kuriais atvejais geras vadybinis sprendimas nebus geras politinis sprendimas. Tai va, šitoj vietoje aš sakyčiau, kad tai yra žmogus su tokiu rimtų vidinių, emocinių, psichosocialinių stuburų. Va čia yra geras. Mhm. Ir geroji žinia, kad daugumą to dalykų galima vystyti. Be abejo. Tai mes gi šiandien su jumis pakalbėjom. Vadyba tai yra procesas. Kaip ir kokybė, tai yra tęstinis dalykas. Tai tu gali daug ko išmokti. Klausimas, ko tu nori ir kaip tu nori. Tai va čia yra esminis dalykas. Man tik tai liūdna, kad kai kurie stambių klinikų vadovai yra linkę pjauti šaką, ant kurios sėdi, siekiant per tam tikras politinės jėgas suvaržyti tas visas idėjas, kad gydytojas, kuris dirba viešam sektoriui, nedirbtų privačiam, arba skirstimas yra poliklinikų gydytojai, yra ligoninių ir jie negali ten dirbti. Idėja, sena idėja, kuris sugrįžta iš pono Andriukaičio lūpų, kad atidirbti ir daugam kaip ir patinka. Jo, ir finansavimas didesnis iš ligonių kasų būtent viešajam sektoriui, bet iš esmės tai yra pjovimas šakos, ant kurios sėdi, nes tai priveda prie to, kaip ir situatyviai situaciją pagerina, bet tuo pačiu geri žmonės, geri darbuotojai, kurie ne visada yra patogus, kaip Andrėjus sakė, jie tiesiog bus linkę palikti, išeiti ir vėliau tas gydymo įstaigos problemas, kurios buvo šiuo metu išspręstas dėl kadrų stokas, dėl finansavimo, vėliau jos tampa dar opesnėms. Tiesiog tai yra toks kaip lygos gydymas, vietoje gydymo simptomatikos malšinimas. Ar aš tinkamą linkmę samprotauju? Aš galvoju taip, kad pradėkime nuo to, kad iš tiesų dalyje sprendimų mes vieno atsakymo jūri neturėsim. Žiūrėkime. Dekonstruokime gabaliukais. Atidirbimas tam tikroje įstaigoje arba regione. Šiandien dieną mes teisinio instrumento, kuris pasakytų, kad jeigu valstybės finansuoja studijas, žmogus turi kažkur atidirbti. Šiandien dienai šaly tokio mechanizmo nėra. Nes jeigu tu įvesi tokį mechanizmą medikam, tai tada klausimas, o kaip yra su kitų specialybių valstybės finansuojamom vietom? Kodėl šitą vietą tada mes įvedam diskriminacinį mechanizmą sveikatos priežiūros specialistų atžvilgiu? Būsimų. Čia yra pirmas dalykas apie teisėkūros pagrįstumą ir sistemiškumą. Kodėl šitiem vieniem, taip visi kiti, apie tai kalbos nėra. Čia yra pirmas klausimas. Antras dalykas, Lietuvoje jau labai daug metų, aš čia jau virš kokių 25, tikrai egzistuoja mechanizmai, kad jeigu, pavyzdžiui, yra konkretus darbdavys, konkretiai, nežinau, mūsų atveju būtų gydymo įstaiga, kuri sako, steigiu papildomas stipendijas arba darau konkursą ir apmokėsiu 5, 6, 7 specialistam jų studijas arba jų studijų išlaidų dalį. Bet aš tada iš karto sakau, kad tokiu atveju aš juos konkursuoju ir mano sąlyga, kad jie po baigimo pas mane pradirbtų ne mažiau negu X arba Y metų. Normalus mechanizmas, gyvuojantis Lietuvoje daug metų ir niekam kažkodėl jisai klausimų nekelia. Bet jis yra nevoluntarinis. Palaukit, bet voluntarinis. Tai yra. Viskas yra gerai, bet aš turiu kitą klausimą. Jeigu aš
iš savo tokių savanoriškų paskatų važiuoju kažkur į regioną dirbti, viskas gerai, aš galiu tą padaryti. Bet jeigu ten nėra mano tėviškė, jeigu ten nėra mano tėvų tėviškė ir aš neturiu ten infrastruktūros, kur gyventi, tai ir aš ten turėčiau pragyventi ir pradirbti, nežinau, 5 arba 10 metų, pirmas dalykas - socialinė infrastruktūra, kelių infrastruktūra, mokyklos darželiai, kur aš norėčiau, kad būtų toks išsilavinimo lygis, kad mano vaikai po to galėtų įstoti ne tik tai Lietuvoje, bet ir užsienyje. Norėtųsi jau vakare praleisti laiką kažkur, nežinau, teatras, kinas, kita vietovė ir panašiai. Tai jeigu mes sakom, kad tu važiuok iš tų volonteriškų paskatų į regioną, viskas yra gerai, aš galiu važiuoti ten ir ten dirbti, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje, galiu ten važiuoti. Bet kaip su ta infrastruktūra, kurie aplinkui būtų? Yra skirtingų žmonių, vieni gali, COVID'as labai daug parodė, buvo daug žmonių, kurie tiesiog išvažiavo į sodybas ir iš sodybų puikiai nuotoliu dirbo. Bet tai medikų atveju niekaip netiks. Čia yra tos specialybės, kurios gali dirbti nekontaktiniu būdu. O jeigu mes norim, kad jaunasis medikas, kuris, tarkime, įsivaizduokime, valstybė nefinansavo jo vietos, jisai pats apsimokino, jisai pats už ją mokėjo, tai kodėl aš investavęs savo pinigus turiu važiuoti kažkur, kur man nurodė, čia yra mano pinigai buvo įdėti. Bet jeigu aš būčiau pilnai valstybės finansuojamą vietoj ir stodamas aš žinočiau, kad aš pasinaudodamas tokia galimybė turiu kažkur keltis ir visa kita, aš pasvarstyčiau, ar aš tikrai norėčiau eiti į šitą vietą. O gal aš tada geriau paskolą paimčiau, ta prasme, ir būčiau laisvas žmogus. Tai šituo klausimu nežinau ir dėl to man trūksta irgi čia tokių gilesnių diskusijų, debatų ir šiaip situacijos vertinimo, bet aš taip nesakau, kad čia yra bloga idėja, bet sakau, kad jeigu apie tokią šnekėt, tu turi įvertinti jos visus teisinius, socialinius ir visus kitus aspektus. Ir jeigu tu viską pilnai atliepi ir sutvarkai, tada tie, kurie norėtų, tie ir važiuos. Tai čia yra pirmas dalykas. Nes dabartiniu metu, kai vyksta diskusija, kad mes tau pasakysim, ar tu važiuosi, va čia yra visiškai teisinė prasme ir vadybinė prasme yra blogai. Nes tu supriešini su savim, sakykim, tą visuomenę. Tai čia vat ir apie šitą. Kalbant ir apie vadovus ir apie jų sprendimus, mano galva, šiandien dienai yra žymiai paprasčiau pasakyti, žinot, čia ne aš kaltas, čia vat komanda kalta, arba ten dėdė kaltas, arba dar kažkas, o mes tiesiog esam situacijos aukos. Ir tai yra galioja visais atvejais, kada tu neprisėmė atsakomybės vien tik tai dėl to, kad tu neturi vidinio to stuburo. Nes jeigu tu atini sakai, žiūrėkit, pas mus buvo prasta finansinė padėtis. Mes ją pagerinam tokiais sprendimais. Jūs dabar mums sakot, kad tie sprendimai buvo netinkami ir galbūt jie prieštarauja valstybės politikai, ar jie prieštaravė, sakykime, jūsų įsitikinimui, tarkim, dėl paslaugų teikimo pacientam, arba kaip dabar buvo didžiulis aršusis ginčas dėl priemokų ir panašiai. Kol aš kaip vadovas nedarau nusikaltimų, jeigu aš suefektyvinu įstaigos veiklą, jeigu pas mane yra prieinamos paslaugos, jeigu yra patenkintas kolektyvas, pas mane eina pacientai ir aš viską padariau pagal įstatymo raidę ir kartu suvaldžiau įstaigą, man jokių pastabų negali būti. Mesgi ką žinom, kad šitoje vietoje prie teisinių argumentų dar prisideda daug politinių. Kad tu negali šito daryti, kodėl? Nes neskanu bus per rinkimus. O bet palaukit, aš tai esu atsakingas už įstaigą, kaip už darbo vietą ir už paslaugų teikimo vietą. Politinis kontekstas yra atskiras dalykas. Sveikatos apsauga kaip švietimas, kaip kultūra, kaip daugelis kitų dalykų, aš turiu minėti turinio prasme ir prasme negali būti politizuojami. Tai va čia yra tas momentas, kurį mes turime. Ir dėl šitos priežasties labai daug ir atsiranda tų momentų, kad įstatymas kaip ir leidžia, arba net įpareigoja kai ką daryti, bet mes nedarom dėl to, kad mūsų nebartų. Ir nebartų politiniam kontekste. Va šitas dalykas, mano nuomonė, yra vienas iš didžiausių tokių rizikos faktorių ir ydų, kad tu gali būti geras vadovas ir puikus vadybininkas, bet tu būsi neparankus
politiniam kontekste. Ir čia atliepiant į tai, ką jūs sakėt, čia daug galima diskutuoti ir eiti į atskiras diskusijas. Viešas, privačias įstaigas ir panašiai. Praeitoj kadencijoje, prisiminkim, buvo labai geras sprendimas, buvo sukurti sveikatos centrai. Kai kurie iš jų labai gerai veikia. Ten, kur ir viešas, ir privatus sektorius sugebėjo sėsti prie bendro stalo, rasti bendrą vardiklį ir pradėti efektyviai veikti. O ten, kur iš tikrųjų bendro vardiklio nėra, tai ir rezultatų nėra iki šiol. Bet kodėl nėra? Nes visas rezultatas prasideda nuo bendro vardiklio atsiradimo. Ir tada pasakymo, aš galiu atnešti šitą, aš galiu atnešti šitą ir kartu mes galim padaryti geresnės paslaugas mūsų pacientams. Jeigu tu nesusitarsi ir nenorėsi tartis, nesusitarti tik kai gali, kai tu nori susitart, tai rezultatų ir nebus. Ir čia nepriklausoma nuo to, ar tai viešas sektorius, privatus ar dar kaip nors. Čia jau yra visiškai atskiri dalykai. Taip, Andrei, iš to, ką sakai, man norisi palinkėti vadovams drąsos ir diplomatijos. O Andrei, tada pabaigoj, ką pats norėtum palinkėti viešo sektorio sveikatos priežiūros įstaigų vadovams? Aš gal norėčiau palinkėti visų įstaigų vadovom, ne tik tai viešo, bet ir viešo privataus. Pirma, kaip ir pats sako, tai yra vidinės drąsos. Antra, racionalių sprendimų. Racionalių, pamatuotų, pagrįstų sprendimų. Ir trečia, nebijot priiminėti nepopuliarius sprendimus, jeigu jie išsaugotų įstaigą, kolektyvą ir pakeltų paslaugas į naują lygį. Ačiū labai, Andrei. Pokalbis naudingas. Man asmeniškai buvo labai įdomu. Linkiu sėkmės